Aidas Giniotis, Keistuolių teatro režisierius, dar šiek tiek aktorius, šiek tiek dramaturgas ir visai nedaug, nekukliai pasakius, kompozitorius, o dabar turbūt meno vadovas, turbūt svarbiausia mano funkcija. Bent jau tokia siekiamybė buvo, kad jis būtų gyvas teatras ir kartais tai pavyksta, kai pavyksta, aišku, laimė, turbūt ne tik man, bet ir žiūrovui ir visiems artistam ir kitiem teatro žmonėm. Mes nebijodavom tiek nuopuolių, tiek pakilimų ir niekada nepanikuodavom, jeigu kas nors šiek tiek yra ne taip, kaip svajojom ar galvojom padaryti. Aš manau, kad tas toks netgi vietomis spontaniškai savaiminis judėjimas leidžia teatrui ilgai gyventi. Linksmai vadinama senukų karta. Šita karta tai aš, Ilona Balsytė, Darius Auželis, Andrius Kaniava, Sigutis Ječėnas, Robertas Aleksaitis, tas teatro fundatorių kursas. Tai nuo jos prasidėjo teatras ir prasidėjo labai sėkmingai ir gražiai kaip vaikų teatras visų pirma. Bet tos kartos veikla ir toks, kaip pasakyti, ryškus teatro įvaizdžio sukūrimas truputėlį gal kitoms kartoms, ne tai, kad buvo kaip stogas, neleidžiantis užaugti. Bet čia greičiau susiformavo toks įvaizdis žiūrovose, kad jiems tikrieji keistuoliai tai yra tik tie seniukai. Manau, kad tik nuo antrosios kartos, kai atėjome, mes pasidarėm tikrų teatrų. Tai čia ta karta, kur Dalius Kamarakas, Aldona Vilutytė, Viola Klimčiauskaitė, Agnė Sunklodaitė, Vaidotas Žitkus ir kiti. Šita karta, ji mums leido išplėsti repertuarą tiek ir žmonių skaičiaus, trupės skaičiaus galų gale prasme, tiek ir įvairumo žmonių, nes tai jau buvo su savo mąstymu, kitokiu mąstymu žmonės. Po to atsirado Atviro rato, taip vadinama karta, kursas, kuris baigė akademiją ir kuris įkūrė savo teatro laboratoriją Atviras ratas, kurie į teatrą įsiliejo truputį jau kitaip, jie įsiliejo su savo statusu ir su savo vardu, nes su Atviru ratu jie užsikovojo savo žiūrovą ir savo veidą, susikūrė. Tai vėl buvo kitokia karta, jos kalbėjimas vėl buvo kitoks. Ta karta vėl kitokia, kokie bus teatre ir kokie bus scena, mes dar nežinom, dar tik pamatysim. Bet čia ne mano išgalvota, kaip sakė Stanislavskis, teatras priklauso nuo jaunojo kraujo. Koks yra jaunas kraujas, toks yra teatras. Teatro pavadinimas Keistuolių teatras ir šaknis žodžio keist, jis yra ne tik susijęs su keistumu, bet ir su žodžiu keistis. Taip, kad keisti veidai yra tokia užslėpta dviprasmybė. Ir keistas veidas, ir pasikeitęs veidas. Pasikeitęs veidas tai dėl to, kad iš tikrųjų mes turėsim labai daug jaunų, naujų kūrėjų, kurie yra dar nepažįstami žiūrovui. O jau tie, kurie ten užsibuvę į ilgą laiką, irgi savotiškai keisti. Šį sezoną iš tikrųjų bus mūsų šūkis ir mūsų tikslas. Mes norim keistis, mes norim leisti jauniems pasirodyti scenoje. Jaunos režisierės Eglės Kižaitės, kuri ką tik baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir jau pelnė su diplominiu spektakliu, iš kurio išaugs spektaklis Keistuolių teatre, publikos ir žiūrovų prizą Rimo Tumino festivalyje Druskininkuose. Tai bus spektaklis Atleiskiems, jie nežino, ką daro, pagal Dekamerono, pagal Bokačio Dekamerono noveles. Vaikams Kalėdų laikotarpiu turėtų pasirodyti premjera, kurią režisuos Vytautas Rašimas, Kurmis ir Ramunė. Kažkada buvo toks spektaklis Dūkstantmečio kurmis, tai aišku pagal tos pačios autorės, čekų autorės piešinėlius ir pasakas, kurias turbūt dar ypač mano kartos vaikučiai atsimena, bus spektaklis koncertas. Keičiasi visa jaunųjų žmonių
komanda, jaunųjų veikėjų, sakyčiau, komanda, jaunais aktoriais Algirdo Latėno spektaklyje pagal Sauliaus Šaltenio Škac mirtie visados Škac pjesė. Ten bus 4 jauni aktoriai, tik ką baigė irgi akademiją. Taip pat į Geltonų plytų kelią eksperimento būdu įvedami irgi 3 jauni tie pagrindiniai veikėjai, Doroti, Kaliausi, Medkirtys, kadangi liūtų amžius yra nenusakoma. Tai mes pabandysim irgi šiek tiek pažaisti kartų kaitą ir pabandyti surasti kontaktą tarp skirtingų kartų aktorių. Žinau, kad Ilona Balsytė grįžta į aktyvę aktorinę veiklą su projektu vaikams, kuris taip ir vadinasi Profesionalai vaikams, kur ji dirbs ne viena scenoje ir kurs kartu su tam tikrą, kaip čia pasakyti, tam tikrą muziką grojančiais, tam tikrais instrumentais grojančiais žymiais muzikantais ir ne tik muzikantais. Suras ją pakilę laiptukais link viršutinio didžiosios salės įėjimo. Su ta erdve aš sieju naujus eksperimentinius darbus, su ta erdve sieju naujas repeticijas. Nebijot veržlumo, nebijot eit prieš srovę, nebijot būti savimi, nebijot, kaip sakiau, laužyti tradicijas, nebijot kurt naujas ir mylėti savo kūrybą, mylėti tuos, kuriems kūrėm. Ir ypač mylėti tuos, su kuriais tai darome, su kuriais kūrėme.